Sveiki, šį rytą randamės Kaune, Ekstrotonuose klube ir kalbėsime Donatą Radavičių, vieną iš šiuometinių kultūrizmo lyderių. Sveikas, Donatai. Labą dieną visiems. Kokią mes atliksim šiandien treniruotę? Šiandien bandysim atlikti pečių treniruotę, priekinę, galinę deltą. Žiūrėsim, kas iš to gausis. Ir trapecinis raumenis. Ir trapeciją prajudinsim, taip. Atlikai štangų spaudimą už galvos. Kokį turi tikslą atlikdama šitą pratimą? Tikslas yra pradėti galinę deltą. Galinė delta, jinai kaip tendencija yra visada, daugmaž pas visus jinai atsilieka, tai su ją vargo yra truputį. Tai stengiasi, kad jį pradėti pirmų pratimų, kada daugiausiai yra jėgų dar likę, nes į treniruotės galą vis dėlto mažėja jėgų, tai tenka akcentuoti pirmų pratimų. Tai pakartojimų skaičius ir priėjimų skaičius? Gaunasi pas mane taip, iš tikrųjų darau 4 priėjimus. Pirmas priėjimas yra su lengvų svoriu, kad apšilimas, kad mažiau traumų būtų galimybė mažesnė. O paskui 3 darbiniai priėjimai, iš tikrųjų po 6-8 pakartojimus, kad gautųsi, taip jau stengiuosi. Principu aš gal daugiau jėgos einu daugiau. Tai bus tam tikras svoris ir pakartojimų skaičius yra fiksuotas. Taip, taip. Kiek pastebėjau, svoris po truputėlį didinamas, kaip ir tokia principų, kaip ir piramidė. Taip. Šitam dalykui aš šitą metodą taikau, man jis gan neblogai veikia. Su kiekvienu priėjimu vis didinti svorį ir stengtis išlaikyti pakartojimų skaičių. tą patį. Pratimas yra maksimaliai apkrauti galinę deltą ir šis pratimas gaunasi daugiau izoliuotas, nes principas tas, kad yra krūtinė stabiliai atremta į atramą. Šiaip iš tikrųjų man šitas pratimas yra vienas iš sunkesnių. Delta jinai galinė atsilieka pas mane gan stipriai, tai aš ją maksimaliai stengiuosi iš visų jėgų daryti. O kas gaunasi, tai gaunasi iš tikrųjų. Vargas su ją yra, vargas. Koks tavo akcentas ir kuo geras tavo šitas pratimas? Šiaip šitas pratimas man patinka tuom, kad vis dėlto dirbi su laisvais svoriais, su hanteliais. Gerai prasidirba priekinė dalis deltos. Daugelis pratimą atlieka pasukę ranką lygiagrečiai grindim. Tai yra vienas iš akcentų, kuris gali sukelti traumą peties sąnarį ir sausgyslės. Donatas atlieka šitą pratimą, ranka yra pakreipta link veido. We'll be right back.
Donatai, pristačiau tau naują pratimą. Koks tavo įspūdis šio pratimo atlikimo ir koks jausmas? Pratimas iš tikrųjų sukėlė man priekinį deltai šoką. Raumuo prasidirbo labai gerai ir jaučiu iš vidaus raumens visą ir skausmą, viską. Pratimas iš tikrųjų super. Neturiu net ką pasakyti, iš tikrųjų dar net neatsigaunu. Iš tikrųjų tiek užsipumpavo raumuo, kad liaudiškai sakau, tai super pratimas. Išmokos gerai techniką, galima biškį padidinti ir svorį, manau, kad jisai man padės labai. Faktiškai svorių daug nereikėtų didinti, šitas pratimas yra išdirbimui, jisai yra daugiau į statiką ir, kaip Donatas minėjo, tai duoda sprūkstamą efektą pečių priekiniai deltai. Paskutiniai akcentai treniruotėj sudėti, kaip jautiesi? Treniruotė, sakyčiau, tikrai praėjo sklandžiai, gan kokybiškai. Jaučiu, kad atidirbau teisingai. Kokie tavo yra šių metų uždaviniai? Artėja pavasaris, kaip visi žino, sezonas. Artėja varžybinis. Planuose yra bandyti ruoštis, iš tikrųjų šiai dienai ruošiuosi varžybom viską, bet mūsų sportas toks yra slidus, būna niuansų visokių, ligos, traumos. Nenoriu iš karto pasakyti visiems, kad aš tikrai užlipsiu ant scenos, būsiu ten, dalyvausiu, sieksiu kažko. Čia tikrai gali nutikti visko iš tikrųjų. Pagrindas, aš manau, kad kiek žiūrėjau, pirmos varžybos bus Jurbarko mero taurėj lygtais, taip? Manau, Anykščių varžybos. Taip, bet aš akcentuosiu vis dėlto Jurbarkui padaryti formą. O toliau matysim, po kiekvienų varžybų visada reikia galvoti į priekį ir dėliotis viską. Po truputėlį, kaip sako. Vis dėlto reikia sportuojant, iš tikrųjų ir visiems norėčiau pasakyti, kad nereikia kažkokiais etapais sportuoti. Galbūt čia daugiau aš norėčiau pasakyti mėgėjam, kad reikėtų vis dėlto išlaikyti tą sportą visus metus. Galbūt vasarą ir mažiau sportuoti, bet vis tiek reikia sportuoti, laikyti tą formą ir neapsileisk, nes paskui vis dėlto yra sunku. Kuo mažiau atsipalaiduoti. Taip. Visada laikyti raumenį, kaip sako, karštą.